Sveikos merginos, antrą savaitę lentų iššūkis, vėl iš vandenyno, su bangų ošimu, šiluma ir saulė. Truputėlį ir jums tos saulės, irgi taip eksprontų šiandien sugalvojau, graži vieta, šiluma ir nufilmuosiu jums. Tai pradėsim vėl, šiek tiek prasitemsim, atsistosim plačiai ir va štai lėtai vieną į kitą šoną. Va toks gausis lėtas nugara žemyn. Viena, kitas šonas, spaudžiu savo kūno svorį ant vienos kojos ir ant kitos. Tada ištiesinam kojas, nuleidžiam rankas, nuleidžiam galvą ir pabūnam tempime. Iš šitos padėties jau galėsim sau leisti lėtai atsirident. Suglausim kojas siaurai klubo plotį ir nusiridenimai. Vėl 4. Įkvepiu viršui, galiu ištempt rankas, stuburą atgal ir iškvepimu žemyn. Leidžiu save vėl įkvepimu aukštyn ir iškvepimu žemyn. Taip 4 kartus. Iškvėpkit giliai. 4 kartą pabūkit ilgiau apačioje, parsiridensim ir truputėlį dar padarysim kojom prieš darant. Tai paprastas pritūpimas. Atsitupiu ir rankas pastumdysim į priekį, atgal, į priekį, atgal, į priekį, atgal, kad truputį sušilt prieš lentas. Į priekį, atgal, į priekį, atgal, į priekį, atgal. 1, 2, 3 ir 4. Ir tada išsitiesinu, dar pasistebimai su rankų susukimais. Šiek tiek atgal, suku. Truputėlį dar tokios mankštelis prieš lentas. 3, 2 ir 1 į šonas. Vieną šoną tempiuosi ir kitą pakartosim. Turiu stengtis, kad šitas, kurį tempiu, kur ranka viršuje, jaustųsi nuo klubo aukštyn visas tas tempimas. Dar 3, 2 ir 1. Į abi pusės padarėm. Galim jau ruoštis į lentą. Turiu laikrodį. Pasileisim. Pasiruošę? Nuo delnų aš rodysiu. Primenu, kad galima ir nuo alkūnių. Pradedam. Kylam į lentą. Antrą savaitę kartosiu nuo 40 sekundžių viską. Nuo 40 sekundžių ir iki minutės 10 bandysim daryti. Primenu vėl, kad delnai po pečiais, ar ne, va taip gražiai sėdmenys įtempti, pilvas į vidų ir gražiai laikau. Kvepuoju, nepamirštu kvepuoti, stipriai įtempiu sėdmenis, lentoje pagrindinis raumuo, kuris dirba laiko, yra pirma sėdmuo, tik tada pilvas. Turim pusę minutės, bet pabandykim iki 40. Jau antrą savaitę tikrai galit. Laikom iki 40, kam pasidaro labai sunku, va dabar 40. Tai galit ateiti va tokią, ar ne, truputėlį kojas priglausti ir šitaip laikyti, kad išlaikytumėt iki galo. Kaip čia Julija sakė, meškos lenta. Gerai, tuoj minutė netoli. Laikom, liks 10 tuoj. Kvepuojam. Minutė 10 jau yra ką veikti. Minutę turim, liko 10 sekundžių, laikom. Dar 5, 4, 3, 2, 1. Šaunuolės, galiu nusileisti ant keliukų ir iš karto įsitaisau su ranka ant šono. Ant šono arba tiesi ranka, arba šitaip. Pradedam. Startas. Laisva ranka į viršų, viršutinė koja į priekį, išstumiu dubenį ir laikau. Nu, be paminkštinimų, sakyčiau, akmenukai man smagiai masažuoja. Masažuoja mano alkūnę. Jūs darykit ant kilimėlio arba bent kokį megztuką pasitieskit. Kas nori savo pasisunkint, po 40 sekundžių parodysiu, ką galite dadėti. Irgi minutę 10 laikysim ir šonus jau. Iki minutės 10. Gerai, tuo 40. Dar kvepuojam, laikom dubenį į priekį 40. Tai žiūrėkit dabar, koja gali viršutinė eiti aukštyn, žemyn. Aukštyn, žemyn, aukštyn, žemyn. Jeigu noriu šiek tiek savo pasisunkinti. Bet manau, užteks ir taip. Gal kažkas ir yra čia, aš sugrįžtu ant tiesios, nes jau alkūnė spaudžia. Dabar baigsim su tiese, 10 sekundžių liko, minutė yra.
Gerai, 5, 3, 2, 1. Suksim. Jūs iškart sukit, aš į šitą pusę, kad matyčiau jūs. Pasiruošę, pradedu aš nuo tiesios, jūs galite nuo alkūnės, startas. Laikom dabar. Gražią tiesią lentą, nuo delniuko. Galima daryti ir, pavyzdžiui, nuo tiesios rankos pusę laiko ir kitą pusę nuo alkūnės. Tai pabandykit ir vienaip, ir kitaip. Pasižiūrėkit, kaip patogiau. Tai aš dabar nuo alkūnės nueisiu, kai bus 40 sekundžių. Gerai, kvepuojam, dubuo į priekį, laikom. Viską galit. Šaunuolės, kad jau antrą savaitę visą tai darot. Gerai, tuoj 40. 40 yra, einu ant alkūnės aš. Ir jums primenu, kas nori pasisunkit, galit kilnot koją dar. Aukštyn, aukštyn, aukštyn. 50. Kvepuojam. Gerai, šaunuolės, tuo minutė. Minutė. Liko 10 sekundžių. Ir bus paskutinė lenta likusi. Greit praėjo laikas. 3, 2, 1. Bravo. Nunulinu. Atsisukam ant nugarų. Pasiruošę. Startas, užpakaliukai kyla. Kuo aukščiau dubenukas, kuo labiau vis tiek įtempti sėdmenis. Ir bambą spaudžiam link stuburo. Kad visas centras kūno būtų toks stiprus, tvirtas. Tam čia visą šitą iššūkį mes ir darom. Šitas antros savaitės video bus toks greitesnis, jau mažiau laiko visokiam tempimukam, visiems lalala. Per pirmą savaitę turėjot jau priprasti prie lentų, tai dabar bandom jau į tą tokį tempą, kad susisuku ir darau. Gerai, šaunuolės, dar šiek tiek. 40 turim. Nedaug liko, laikom dubenį aukštyn. Iškėlę. Sėdmenis aktyvus ir nepamirštam kvepuoti. Nepamirštam, 50 yra. Laikom, šaunuolės, dubenukai. Tuoj minutė. Minutė yra. 10 sekundžių liko. Dar truputėlį. Laikom. Nepaleidžiam sėdmenų. 3, 2, 1. Ir valio, bravo. Po minutę 10, kas padarėt iš šauniai, kas padarėt po 50 ar 40, irgi viskas tvarko, kiekviena savo tempu, mes iškart į tempimą einam. Apsikabinam ties savo čiurnam ir atpalaiduojam galvą. Prasitempsim kojytes dar prieš pabaigą. Aš pati, tai treniruotė iš tikrųjų pasidarau kokią 20 minučių. Tai pajudu viskam ir kojom, ir pilvą, ir nugarą, ir tada jau pasidarau lentas, kad būtų iš vis toksai lengvas rytinis iššūkėlis. Tai mane lentos kaip tik įpareigojo daryti treniruotę. Ir jeigu jūs jau pribrendo čia savaitę, irgi drąsiai darykit. Dabar dešinė koja perės taip sulenkta per kairę ir mes įsistatysim savo kairę alkūnę ant dešinio keliuko ir susisuksim per dešinį petį žvilgsnį. Toksai stuburo, bet kartu ir klubo susukimas. Ir pabūnam. Tempime. 3, 2 ir 1. Keičiam. Dešinė koja tiesi, kairė ant viršaus sulenkta. Dešinė alkūnė, o kairė ranka už stuburo ir žiūriu per kairį petį. Kvepuojam giliau, tegu susuka, pratempia stuburą. Tam susukime stuburo. Čia kaip susukimas, grįžimas toksai. Dar 3 gilus iškvėpimai. Ir kaklas gali jaustis ir krūtinė tempime. Ir tada kojas į deimantą atidarau, kiek galiu daugiau plačiai kelius, alkūnės ant ankaulių ir į deimantą spaudžiu savo kaktą link kojų. Jeigu išeina, kakta pasiekia nykščius. Ir pabūnam. Ne ant kilimėlio, taip sunkiau man įsitaisyti, bet jūs, aš tikiu, namie patogiai ir gerai jaučiatės. Labai gerai. Dar keli tempimai. Tai ištiesta bus koja. Kairė, o dešinę tiesinsim ir gaudysim šitaip. Ir leisim savo šiek tiek pilvukui kristi žemyn atgal.
Pabūnam, taip tempime dar 3. 2. Ir 1. Lėtai, žiūrėkit, su visų kūnų grįžtų, dešinė koja tiesi, kairį ištiesinsim ir šiek tiek atgal. 5, 4, 3, 2, 1. Lėtai parsiridenu, ištiesinu stuburą ir su iškvėpimu dar kartą pasiekit savo čiurnas, kojos jau arčiau viena kitos, glaustos ir šiek tiek pabūnam. Pakvėpuojam giliai dar 3, 2, 1. Ir paskutinis, ką norėjau, tai vėlgi galim daryti visą tai iš deimanto, tai atsisėdu į deimantą. Dešinė mano alkūnė sulenkta ir kairė ant viršaus. Susuku, sugaunu kaip delnus, jeigu išeina, jeigu nebent rodomosius pirštus, alkūnės toli, įkvepiu, iškvepiu, įkvepiu, iškvepiu ir taip judinu rankas aukštyn žemyn, alkūnės kyla, leidžiasi, kyla, leidžiasi. Dar užfiksuokim 90 laipsnių kampu. 3, 2, 1 ir keičiam. Kairė, dešinė ant viršaus, įkvėpsiu, iškvėpsiu, kvėpsiu, iškvėpsiu ir judu aukštyn, žemyn, kvėpimas aukštyn, iškvėpimas žemyn. Ir užfiksuoju 90 laipsnių, dar 3, 2, 1. Paleidžiu rankas, kryžiuotum kojom, jeigu išeina atsistoju. Ir dar 3 nusiridenimai ir bus pabaiga. Keliausim į dieną, keliausim į darbus ar nuotykius. Atpalaiduokit galvas, lėtais lanksteliais nuo dubens kyla aukštyn. Įkvepiu ir priešingai, jau čia nuo kaklo sunkios galvos, atpalaiduotų rankų, leidžiu save žemyn. Nu va, aš tik tai su lentos padariau biškį tempimų ir jau per delną daugiau pasiekimas atrodo. Lengviau pasisekė viskas. Dar paskutiniai 2. Giliai kvėpuoju. Nepamirškit su iškvėpimu parsirident ir paskutinis. Galime čia ilgiau šiek tiek pabūti apačioje. Dar 3, 2 ir 1. Ir lėtai parsiridens. Nu ką, merginos, tai lengvos šitos savaitės linkiu, lengvo iššūkio, kiekvieną dieną kelkimės, darykim ir kasdien, kad tiek būna vis lengviau ir lengviau mums prie viso šito priprast ir įveikti. Bučkiai.